Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Anuo metu angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovydo namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė: sveika malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą, jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius. Ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą: kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė: šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėnuo yra 6 tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė: štai aš, Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Kad ir ką besakyčiau, turime pripažinti, kad dabartinis laikas ir ši diena yra rūpesčiais paženklintas metas. Netgi ir dabar sėdėdami bazilikoje ir klausydamėsi Dievo žodžio, mintimis nuklystame į tam tikrus momentus, kurie dar laukia, kuriem norime būti tinkamai pasiruošę, kurie niekaip neleidžia atsipalaiduoti ir tiesiog būti, tiesiog džiaugtis. Metas paženklintas nekantrumo, laukimo, džiugesio, bet kartu ir rūpesčių. Ir šiandienos Dievo žodis mums sako, kad ne tik mes turime rūpesčių. Šiandienos Dievo žodis mums pristato, kad tokių rūpesčių ar kažkokių rūpesčių turi netgi karaliai. Ir šiandien pirmajame skaitinyje iš 2 Samuelio knygos girdime apie karalių Dovydą. Mes Lietuvoje tai vieną karalių turėjom, karalių Mindaugą, paskui ten buvo norinčių jais tapti ir negalinčių, bet mes iš savo krikščioniško tikėjimo istorijos iš Senojo testamento mes žinome, kad karalius Dovydas mūsų tikėjimui yra svarbus, karalius Dovydas. Ir jis karalius. Ir šiandien bažnyčia 4 Advento sekmadienį supažindina mus su karaliaus rūpesčiu. Ir Daiva negali atsakyti į tą klausimą, nes ji pati skaitė skaitinį ir galimai žino, kas tas rūpestis, bet visi kiti, kurie klausėtės, tai koksgi karaliaus Dovydo rūpestis 4 Advento sekmadienį. Ir tada girdime žodžius parašytus. Karalius Dovydas susirūpinęs pakvietė pranašą Natanaelį ir sako: aš gyvenu Kedro rūmuose, o Dievo skrynia palapinėje. Karaliaus Dovydo rūpestis yra, kad jis
gyvena ten, kur karaliams ir privalu gyventi. Jis gyvena rūmose ir jie ne šiaip kokie rūmai, jie iš kedro medžio, iš brangiausio, iš lėtai augančio medžio pastatyti, kurį turėjo irgi dar ir atsivežti. Jis gyvena rūmose, o Dievo skrynia palapinėje. Ir tada mums klausimų virtinė. Apie tą Dovydą, kaip jau ir atsiminėm ir supratom, apie tai, kad jis karalius ir gyvena rūmose, kaip ir supratom, o kas čia per daiktas Dievo skrynia? Nuo kada Dievas turi skrynę? Tai Dievas bažnyčią turi, Dievas dangų turi, Dievas kažką turi amžinybę, bet prie ko čia skrynia? Šiandien išgirstame, kad Dievas turi skrynę. Ir ta skrynia yra palapiniai. Ir karalius Dovydas rūpinasi, kodėl jinai palapiniai, o ne kokiuose nors vertingesnėse rūmose ar šventykloje. Ir tada mums, katalikams, iškyla klausimas, ką darė mūsų tikybos mokytojai ir katechetai, kodėl mes nieko apie tą Dievo skrynę nežinome. Ir čia kodėl neužtenka katechetų ir tikybos mokytojų. Čia kodėl prie savo tikėjimo tiesų reikia sugrįžti kiekvieną kartą, kada klausomės Dievo žodžio ir jį gilinamės. Ir aš šiandien prisimsiu pareigą jums nušviesti šiek tiek, kasgi yra ta Dievo skrynia. Kai kam nušviesti, o kai kam tik priminti. Kai Dievas išsirinko savo tautą iš kitų tautų žemėje, jis išvedė ją kartu su Moze iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų, atvedė prie Sinajaus kalno Egipte ir ten Mozė užlipusi viršų degančiame ir nesudegančiame krūme apsireiškė ir davė įstatymus. Šitai išrinktai tautai davė įstatymus. Ir pasakė, kad šitie įstatymai, tai ką mes žinome 10 Dievo įstatymų, šitie įsakymai išskirs šitą tautą iš kitų tautų, nes jie laikysis to, ko kitos tautos nelabai žino ar laikosi, ir jie bus kitokie, nes jie laikysis mano duotų įsakymų ir įstatymų. Ir kai Mozė nusileido su tais 10 Dievo įsakymų, Šventas raštas mums sako, jie buvo surašyti į akmenį, į 2 akmeninės plokštės. Jie buvo surašyti į akmenį, kad neišsitrintų, kad nesušlaptų, kad nesudegtų. Dievo įsakymai savo tautai buvo įrašyti į akmenį, į akmeninės plokštės. Ir kai Mozė nusileido ir supažindino savo tautą su Dievo įsakymais, iškilo klausimas, kur tas plokštės padėti. Nes šitoje žemėje, jeigu yra koks nors daiktas, jį reikia kažkur padėti. Ir jeigu šitos plokštės, šitie Dievo įsakymai yra sandoros su tauta, Dievo sandoros, Dievo įstatymų sąjungos, reiškiasi kažkokia išraiška, tokius dalykus reikia kažkur padėti. Ir padėti reikia kur nors saugiai ir kažkur tai į kur. Į dėžę. Reikia padėti į dėžę. Ir Senajame testamente skaitome, kad pats Dievas parūpina tą dėžę. Jisai Mozei pasako, kokia ta dėžė turi būti. Ta dėžė, kitaip dar skrynia turi būti. Į skrynę padėti. Į skrynę. Jis pasako, kokie turi būti išmatavimai tos skrynios: 131 cm ilgio, 75 cm pločio ir 75 cm aukščio. Mes žinome, kokia tai. Ji turi būti pagaminta iš akacijos medžio. Iš akacijos medžio ir visa padengta auksu. Visa iš išorės padengta auksu. Tai bus skrynia, kur Mozė galės sudėti 10 Dievo įsakymų plokštės. Tačiau Dievas nurodė, kad ta skrynia ne tik padengta auksu, bet ta skrynia turi dangtį. Ir tas dangtis dar daugiau aukso.
ir tas dangtis turi būti papuoštas 2 serafimais, 2 angelais. Nes tas dangtis, pasakė Dievas Mozei, yra ne šiaip savo dangtis, tai yra dangtis, ant kurio atsisės Dievas. Tas dangtis vadinsis Dievo gailestingumo sostu. Dievo gailestingumo sostu. O kodėl reikia šito dangčio? Kodėl reikia Dievo gailestingumo tautai? Kodėl Dievas numatė šitokį dalyką? Todėl, kad jis žino ir mes žinome ir mes mišių pradžioj prisipažinom, nesiseka tuos įsakymus įvykdyti, nesiseka, mes nuolat laužom Dievo įsakymus. Mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Nesiseka mums laikyti sandoros su Dievu. Ir kai nesiseka, natūrali pasekmė turėtų būti bausmė. Bet Dievas sako, šitas dangtis sandoros bus ne mano bausmių vieta, ne mano teisingumo vieta, čia bus mano gailestingumo vieta. Tie, kuriem nesiseka, jūs galėsite ateiti prie sandoros skrynios ir prašyti mano gailestingumo ir patirti mano gailestingumą ir atlaidumą. Jis suprato, kad Dievo tautai išrinktai reikės gailestingumo vietos, Dievo gailestingumo vietos, kas artinsis su sugraudinta širdimi, kas artinsis norėdamas atsiprašyti. Aš neskubėsiu bausti, aš šitoje vietoje nuo sandoros skrynios, nuo gailestingumo sosto dovanosiu atleidimą ir gailestingumą. Wow! Čia geras, čia visai geras dalykas, kurį Dievas pramatė ir numatė ir dovanojo, bet nebūkime naivus. Ar galima Dievo visagalybę, ar galima Dievą šitoje žemėje ant kokios nors skrynios, ant kokio nors dangčio pasodinti? Negalima. Bet kadangi mes šitame pasaulyje gyvenam apspręsti laiko ir erdvės, mums reikia tos konkrečios vietos. Ir Dievas sutiko nusižeminti. Ir Dievas sutiko save apriboti ir sakė, kas prisiartins prie sandoros skrynios, galės kreiptis į mano atleidimo, nes virš tos skrynios, virš gailestingumo dangčio bus mano šlovė. Senajame testamente skaitome, kad kai skrynia buvo pagaminta, kai buvo atnešta ir padėta į sandoros palapinę, virš skrynios nusileido Dievo visagalybės šešėlis, Dievo visagalybės debesis. Ir taip išrinktoji tauta žinojo, kad skrynia ir jos dangtis yra Dievo gailestingumo vieta. Ir tada klausėme, o kur ji dabar? Kur yra sandoros skrynia? Kur yra Dievo gailestingumo dangtis? Kur mes galime su savo sulaužytais, neišpildytais pažadais sandoros dalimi artintis ir prašyti ne teisingumo, bet gailestingumo. Ir Evangelija 4 Advento sekmadienį mums skaito. Angelas Gabrielius apreiškė Marijai, tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų. Wow. O Marija atsako, kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Kaip tai vyks, kas dar nėra įvykę? Ir angelas jai atsako, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinsis Dievo sūnumi. Ir tada bažnyčios tėvai labai greit suprato šitą Luko mintį, sako,
Va kas yra naujųjų laikų, Naujojo testamento sandoros skrynia. Marija yra sandoros skrynia. Marija, į ją nusileidžia Dievo gailestingumas. Dievas tapė žmogumi, save suriša su Marija, su Marijos įsčiomis, kad ateitų ne teisti, bet gelbėti šito pasaulio. Marija tampa naujųjų laikų, Naujojo testamento sandoros skrynia. Štai kodėl Aušros vartuose Marijos titulas yra gailestingumo motina. Ir kai mes artinamės prie Marijos, mes artinamės prie skrynios, prie sandoros skrynios, prie gailestingumo sosto, bet ne skrynia mums atleidžia. O tas, kieno čia sostas yra. Tas, kuris yra aukščiausiasis, kuris yra galingasis, kuris yra šventoji dvasia ir gailestingumas. Artindamės prie Marijos, mes artinamės prie jos sūnaus, prie tikrojo Dievo gailestingumo. Aš žvelgiu į mūsų stebuklingai Dievo motinos Marijos malonių versmės paveikslą ir kai dažnai tenka jį žiūrėti giedant Marijos litaniją, vienas iš kreipinių yra sandoros skrynia, melski už mus. Ir anksčiau tas nebuvo taip akivaizdu, bet po restauracijos, po paveikslo atnaujinimo ir ypatingai po jo sugrąžinimo į jo autentišką ir tikrąjį rėmą, kaip jum atrodo, į ką tas rėmo forma panaši? Į skrynios šonus. Sandoros skrynia. Atrodo, nieko nereikšminga detalė. Bet ji primena, kad Dievo gailestingumo vieta yra Marijoje. Kad su Marija turime sieti pastangas susitaikyti su Dievu ir patirti jo atleidimą ir gailestingumą. Ir Marija yra ne tik tai gailestingumo motina. Marija ir bažnyčios motina. Šiandien bažnyčia yra sandoros skrynia. Šiandien bažnyčia yra ta vieta, kur ant altoriaus mes susitinkame su Dievo gailestingumu. Jo žodyje, jo sakramentus patiriame šventosios dvasios artumą jo bažnyčioje. 4 Advento sekmadienį sprendžiame karaliaus Dovydo rūpestį. Ir sužinome, kad pasirūpinta ir atliepta buvo į daug didesnį rūpestį, kuris nėra ne tik karalių, yra kiekvieno iš mūsų. O kaip patirti Dievo gailestingumą, o kaip patirti jo artumą, o kaip gyventi su savo ir kitų bejėgystė, ribotumu ir nuodėmingumu. Artintis prie malonių, prie gailestingumo sosto Marijoje ir Kristaus bažnyčioje. Kaip atrodo Kalėdų šventės žmonių, kurie nieko bendro neturi su tikėjimu ir bažnyčia? Apie ką jos? Apie ką? Ir tada suprantate, kad pasaulyje laukia ne tik labai daug kalėdinio džiaugsmo, laukia neišvengiamai daug kalėdinio nusivylimų, bodėsio, liūdesio, nevilties, nes dar tiek daug žmonių nėra atradę, kasgi yra tikrasis džiaugsmo šaltinis šitame pasaulyje, kieno gimimą švenčiame ir kaip patiriame tą artumą su Jėzumi, su Marija, jo bažnyčioje. Tarp daugelio linkėjimų yra tas palinkėjimas savo patiems ir kitiems. Atraskime šitą vietą, atraskime šitą momentą, atraskime šitą asmenį, per kurį į mūsų gyvenimus, į mūsų širdis, į mūsų protus, į mūsų santykius ateina kokybė, kurios jokia ekonomika, jokia santvarka negali mums duoti.
kokybė, kurią angelas Gabrielius apreiškė Marijai. Tu pradėsi iš šventosios dvasios. Štai kodėl esam čia. Nes mums reikia ne tik kalėdinio džiaugsmo, mums dar labiau reikia Dievo ir Marijos gailestingumo ir artumo.